Kiekvieną naktį tiksliai 2:53 ryto mano vyras stovėdavo šalia mano lovos tamsoje. Mėnesius tikėjau, kad jis stebi, kaip miegu, kol vieną naktį suvokiau, jog jis klausosi kažko, kas niekada neturėjo sugrįžti. Mano vardas – Lillian May Carter. Šiuo žodžiu sakau būdama 90 metų, sėdėdama viena mažame bute Memfyje, Tenesio valstijoje, su rankomis susikirtusi ant kelių ir prisiminimais, kurie sveria daugiau už mano kaulus. Ilgai gyvenau, kad žinočiau, jog laikas nešalina praeities. Jis tik išmokina, kaip su ja gyventi. Žmonės dabar žiūri į mane ir mato tylų senolį. Jie mato raukšles, lėtus žingsnius ir švelnias rankas, kurios drebėdamos pakelia arbatos puodelį. Tačiau jie nemato tos moters, kuria buvau anksčiau. Moteris, kuri metus miegojo su viena akimi atvira, klausydamasi kvėpavimo tamsoje, svarstydama, ar rytas ateis. Šią istoriją pasakojau tik Dievui ir savo didžiąją savo gyvenimo dalį. Ne todėl, kad norėjau apsaugoti ką nors, bet todėl, kad kai kurios tiesos yra tokios sunkios, jog bijai, jog jos sutraiškys tą, kuris jas išgirsta. Tačiau dabar, mano amžiuje, tylėjimas man nebevartas. Ir jei mano istorija gali padėti nors vienam žmogui išgirsti savo instinktus, kol dar ne per vėlu, ji tikrai nusipelno būti papasakota. Gimiau ir užaugau Memfyje 9-ojo dešimtmečio pabaigoje. Tuo metu upė nuspręsdavo, kas tu esi, o tai, kaip sunkiai dirbi, lemdavo, ar išgyvensi. Užaugau mokydamasi, kad moteris turėtų tylėti, laikyti savo namus švarius ir savo baimę savo. Klausimų nekildavo. Reikėjo ištverti. Taip mus mokė. Susituokusi su savo vyru, Haroldu Carteriu, maniau, kad ištvermė yra tas pats, kas stiprybė. Tikėjau, kad tyli santuoka yra saugi santuoka. Maniau, kad kol nėra šauksmo, sumušimų ar sulaužytų kaulų, viskas gerai. Klydau. Pirmus 4 metus niekas atrodė neįprasta. Gyvenome kukliai, mokėjome savo sąskaitas, sekmadieniais eidavome į bažnyčią, mandagiai linktelėdavome kaimynams. Iš išorės atrodėme kaip kiekviena kita pora mūsų gatvėje. Bet mūsų namuose kažkas pamažu keitėsi, kažkas, ko tuo metu negalėjau pavadinti. Naktimis buvo blogiausia. Viskas prasidėjo nuo jausmo, kurio negalėjau paaiškinti niekam, nes atrodytų kvaila. Tas jausmas, kad nesate vienišas, net kai kambaryje tylu. Spaudimas krūtinėje, tarsi pats oras sulaikytų kvėpavimą. Tada pasigirdo žingsniai ant grindų lentų. Ir visada 2:53 ryto, visada šalia mano lovos. Visada tylus. Nereikėjo rėkti. Nereikėjo konfrontuoti jo. Pasakojau savo istorijas, kad išgyvenčiau. Sakiau, kad jis miegodamas vaikšto. Sakiau, kad tai tik mano vaizduotė. Sakiau, kad gera žmona nesakys savo vyrui to, ko negali įrodyti. Bet tiesa neišnyksta vien todėl, kad atsisakai į ją žiūrėti. Ir tai, ką galiausiai atrasiu, ne tik pakeitė mano santuoką. Tai pakeitė mano supratimą apie baimę, meilę ir paslapčių kainą. Prieš pasakojant, kas nutiko toliau, noriu pasakyti aiškiai, jei kas nors viduje šnibžda, kad kažkas ne taip, išgirsk tą balsą. Aš to nepadariau ir už tą tylą teko sumokėti visą gyvenimą. 1954 metų pavasarį, kai man buvo vos 20, ištekėjau už Haroldo Carterio, manydama, kad meilė ateina po vestuvių, o ne prieš jas. Tuo metu Memfyje niekas nesiteikė klausti jaunos moters, ką ji jaučia. Klausimai sukosi aplink jos šeimą, ar ji moka gaminti, ar sugeba išlaikyti namus tyliai. Haroldas dirbo krovinių sandėlyje, esančiame netoli upės, užsiimdavo krovimu ir iškrovimu, kai geležinkeliais ar baržomis atplaukdavo kroviniai. Tai buvo sunki, nugarą lenkianti darbo diena, išmokanti tylėti. Kiekvieną vakarą jis grįždavo namo su dulkėmis ant batų ir prakaitu ant apykaklės, linktelėdavo man, nusiplaudavo rankas ir sėsdavo prie stalo. Jis niekada nesiskundė ir nesidalindavo savo dienos patirtimi. Toks jis buvo. Gyvenome siaurame šautuvas tipo name, netoli Misisipės, su plonomis sienomis ir grindimis, kurios kreipėsi kiekvienu žingsniu.
Aš stengiausi palaikyti švarą, gaminau tai, ką galėjau sau leisti. Išmokau ištempti valgius, taisyti drabužius ir sukurti jaukią atmosferą, net kai pinigai buvo riboti. Haraldas visada laiku sumokėdavo sąskaitas ir niekada negerdavo daugiau nei 1 ar 2 alaus sekmadieniais. Pagal visus standartus, kurie rūpėjo žmonėms, jis buvo geras vyras. Švelnumas niekada nebuvo mūsų santuokos dalis, tačiau nemanau, kad tai mus darė neįprastais. Mama buvo įspėjusi, kad nesitikėčiau švelnumo iš vyro. Vyrai rodydavo meilę dirbdami, teikdami ir likdami šalia. Ta tikėjimą ilgą laiką ir turėjau. Mes turėjome 2 vaikus, abu gimė namuose, padedant akušeriai gyvenančiai už 3 gatvių. Aš visiškai atsidaviau jiems. Haraldas laikė kūdikius galbūt kartą ar 2, o po to grįždavo prie savo rutinų. Jis nebuvo žiaurus vaikams, tiesiog buvo tolimas, tarsi viduje jos lypėjo siena, kurios niekas negalėjo peržengti. Dienos bėgo vienodais ritmais. Rytais skalbdavau ir ruošdavau pusryčius. Po pietų valydavau ir klausydavausi radijo, kol vaikai miegodavo. Vakarai buvo ramus, Haraldas valgydavo, skaitydavo laikraštį ir anksti eidavo miegoti. Nebuvo ginčių, nesukamų durų nei pakeltų balsų. Tyla užpildė tuos tarpus, kur kitoms poroms galėjo būti pokalbiai. Žvelgdama atgal suprantu, kaip lengva supainioti ramybę su saugumu. Nieko neatrodė pakankamai blogo, kad palikčiau. Nieko nebuvo pakankamai sulūžusio, kad reikėtų taisyti. Draugai iš bažnyčios kalbėjo apie gerokai blogesnės santuokas. Kai kurie atnešdavo mėlynių, paslėptų po rankovėmis. Kai kurie verkdavo tualetuose. Sakiau savo, kad esu laiminga. Sakiau, kad nerimas yra maža kaina už stabilumą. Tačiau buvo akimirkų mažų, kurios liko su manimi net tuo met. Haraldas sukrindo, kai kas nors netikėtai pasibeldė. Jis užrakindavo duris 2 kartus. Svarbias dokumentus slėpdavo ten, kur net aš negalėjau jų rasti. Kai užduodavau paprastus klausimus apie pinigus ar darbą, jis pakeisdavo temą arba nutildavo. Naktį jis greitai užmigo, tarsi nuovargis būtų vienintelis jo prieglobstis. Aš dažnai gulėdavau šalia, negalėdama užmigti, klausydamasi jo kvėpavimo ir galvodama, apie ką jis svajoja. Jis niekada nekalbėdavo sapnuose, niekada nesiekdavo manęs. Miegojo kaip žmogus, bėgantis nuo kažko, net ir poilsio metu. Tuo metu nesupratau, kad gyvenimas, pastatytas ant tylos, galiausiai reikalauja užmokesčio. O kai atėjo laikas, jis nesiteikė klausti, ar esi tam pasiruošusi. Kai naktos pradėjo keistis, kai 253 tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi, jau buvau išmokusi ignoruoti savo diskomfortą. Šis įprotis vos nepaliko manęs be visko. Pirmą naktį, kai tai įvyko, nesupratau, ką matau. Staiga prabudau, kaip dažnai nutinka, kai kūnas pajunta pavojų dar prieš tai, kai protas spėja suvokti. Kambarys buvo tamsus ir tylus, ta tyla, kuri atrodė pernelyg sunki, kad būtų natūrali. Akimirkai pagalvojau, kad pabudau iš sapno. Tada pajutau ją, buvimo artumą, kažkas stovėjo pernelyg arti. Lėtai atmerkiau akis ir pamačiau Haroldo siluetą šalia lovos. Jis stovėjo tiesiai, basomis kojomis ant šalto grindų, pečiai įsitempę, rankos nuleisto šalia kūno. Jis nejudo, nesakė nė žodžio. Tiesiog stovėjo ten pakankamai arti, kad pajusčiau jo kūno šilumą. Mano širdis pradėjo plakti taip garsiai, kad buvau tikra, jog jis tai išgirs. Norėjau šaukti jo vardą, klausti, ką jis veikia, bet baimė prikaustė žodžius mano krūtinėje. Pasakiau sau, kad dar neprivalau judėti. Tamsa neleido gerai matyti jo veido, bet aš pajutau, kad jis nežiūri man į akis. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas kažkur už manęs, tarsi jis žiūrėtų per mano kūną, o ne į jį. Tai mane gąsdino labiau už viską. Po to, ką atrodė ilgos akimirkos, nors galbūt tai buvo tik minutė ar 2, jis apsisuko ir grįžo į savo lovos pusę. Čiužinys įlinko, kai jis atsigulė. Per kelias akimirkas jo kvėpavimas vėl tapo reguliarus miego ritmas. Ta naktį aš daugiau nebeužmigau. Iki ryto įkalbėjau save, kad tai buvo nieko.
Galbūt jis tiesiog atsikėlė į tualetą. Galbūt jis buvo sumišęs. Galbūt aš tai prisisapnavau. Pusryčių metu apie tai neužsiminiau. Haroldas išgėrė kavos, sulankstė laikraštį ir išvyko į darbą nieko nesakydamas. Antrą naktį tai įvyko vėl. Šį kartą, kai prabudau, pažvelgiau į laikrodį ant komodos. Raudoni skaičiai švytėjo tamsoje. 2:53 nakties. Tas pats laikas kaip ir praėjusią naktį, nors negalėjau prisiminti, kaip tai žinau, ta tikrumas nusėdo manyje kaip svoris. Haroldas jau stovėjo ten. Antrą naktį jis liko ilgiau, pakankamai ilgai, kad mano baimė pasikeistų į kažką šalto ir aštresnio, pakankamai ilgai, kad susiformuotų klausimai, kurių nenorėjau užduoti. Kai jis galiausiai grįžo į lovą, aš gulėjau ir žiūrėjau į lubas, skaičiuodama savo kvėpavimą, laukdama saulės. Trečią naktį pasitikrinau save. Stengiausi neužmigti kuo ilgiau, apsimesdama miegančią tik tada, kai mano akys degė nuo nuovargio. Kai prabudau, jis vėl buvo ten. 2:53 tiksliai. Pirmąją savaitę baigėsi ir aš negalėjau ignoruoti keistos rutinos, kuri įsivyravo mūsų namuose. Kiekvieną naktį tarsi laikrodžio mechanizmas, jis atsikeldavo iš lovos, eidavo prie mano pusės ir stovėdavo ten tyloje. Niekada manęs nepaliesdavo, niekada nieko nešnabždėdavo ir jo žingsniai ant grindų skambėdavo tik tyliai. Dieną jis elgdavosi kaip įprasta. Kai paklausiau, ar jam sunku miegoti, jis žiūrėjo į mane, tarsi nesuprastų mano žodžių. Miegojau gerai, sakydavo jis, o aš pradėjau abejoti savimi. Galvojau, kad stresas gali sukelti haliucinacijas, o pavargusi protas gali sukurti keistas rutinas. Tačiau baimė niekada neatsiranda iš nieko, ji auga, nes kažkas ją maitina. Kiekvieną naktį, kai jis stovėdavo šalia, pastebėjau, kad jis atrodė budresnis. Jo akys sekdavo langus, o ne mane, kai mes kalbėjomės. Prieš eidamas miegoti, jis patikrindavo durų užraktą, o vėliau dar kartą. 2:53 tapo nebe paprastu laiku, o perspėjimu. Ir aš dar nesupratau, apie ką jis mane perspėjo, tačiau giliai viduje žinojau vieną dalyką – viskas, ką Haroldas darė tamsoje, neturėjo nieko bendro su miegu. Ir aš žinojau, kad ta tiesa anksčiau ar vėliau atras mane. Trečią mėnesį mano kūnas pradėjo pasiduoti anksčiau nei protas. Miegas tapo nebereikiama atsipalaidavimo akimirka, o baimė šaltiniu. Aš gulėdavau lovoje, žiūrėdama į lubas, klausydamasi kiekvieno garso, kurį skleidė namas ir skaičiuodama minutes, kol laikrodis priartės prie 2:53. Kai pagaliau užsnūdau, tai buvo paviršutiniškas ir nutrūkęs miegas, užpildytas sapnais, kur bėgau per tamsius koridorius, kurie niekada nesibaigė. Be to, nejučia nustojau valgyti. Maistas prarado skonį, o mano suknelės pradėjo kabėti aplink pečius. Kai pyliau kavą, mano rankos drebėjo. Moteris veidrodyje atrodė aštri ir tuščia, tarsi jau būtų buvusi pusiau dingusi. Haroldas nieko nepastebėjo, o jei ir pastebėjo, nesakė nieko. Kiekvieną rytą jis išeidavo į darbą tuo pačiu laiku, grįždavo namo, tyliai valgydavo ir anksti eidavo miegoti. Naktimis rutina tęsėsi. Grindys girgždėjo, jo buvimas sklido šalia manęs ir vėl jis grįždavo į lovą ramus kaip visada. Vaikai taip pat ėmė keistis. Mano mažiausias vaikas pradėjo keltis naktį verkdamas iš košmarų, kurių negalėjo paaiškinti. Jie atsisakydavo miegoti tamsoje ir visada laikydavosi manęs, kai Haroldas įeidavo į kambarį. Mano vyresnysis vaikas tapo tylus, stebėdamas viską ir užduodamas klausimus, kurių vengiau atsakyti. Vaikai intuityviai jaučia pavojų dar prieš jį pavadindami. Vieną rytą, žengdama ant prieškambario laiptelių, pastebėjau kažką, kas privertė mano skrandį susitraukti, purvinas tamsus pėdsakas tiesiai priešais duris. Nėra buvę lietaus jau kelias dienas. Ilgai žiūrėjau į juos, bandydama suprasti, ką matau. Haroldas jau buvo išvykęs į darbą, o vaikai dar miegojo. Sušlapinau šluostę ir nuvaliau pėdsakus, rankos drebėjo. Ta naktį, stengdamasi atrodyti atsipalaidavusi, paklausiau Haroldą, ar jis naktį buvo išėjęs.
Jis pažiūrėjo į mane per ilgai prieš atsakydamas. Ne. Kodėl turėčiau tai daryti? Jo balsas buvo ramus, bet akys kupinos nerimo. Kitą rytą prie durų vėl radau pėdsakus, kurie visada pasirodydavo naktį ir dingdavo, kol kas nors kitas galėjo juos pamatyti. Pradėjau kiekvieną vakarą prieš miegą tikrinti langus, įsitikindama, kad jie užrakinti. Naktį tyliai vaikščiodavau po namus, bijodama sukelti triukšmą, bijodama būti pastebėta. Mano mintys traukėsi į pačias tamsiausias vietas, kuriuose nenorėjau būti. Ar kas nors kitas lankėsi mūsų namuose? Ar Haroldas naktimis susitikinėjo su kuo nors? O gal dar blogiau, ar kas nors stebėjo mus iš tamsos? Labiausiai mane gąsdino paprasta mintis, o jei Haroldas šalia mano lovos nebuvo dėl manęs? O jei jis laukė? Norėdama patikrinti realybę, ėmiau slėpti smulkius daiktus. Pridėjau kėdę prie priekinių durų, o ryte ji vėl buvo pastatyta į vietą. Uždarau namų raktą į stalčių, o vakare jis vėl buvo ant kabliuko. Kiekvienas atradimas tik dar labiau sugriežtino širdies mazgą mano krūtinėje. Nuolat meldžiausi neieškodama atsakymų, o kantrybės. Meldžiausi už gedėjimą, už savo vaikų saugumą. Meldžiausi drąsos susidurti su tuo, kas vyksta, nors neturėjau nė menkiausio supratimo, kas tai galėtų būti. Baimė tapo mano nuolatiniu palydovu. Jis sekė mane per dieną ir sėdėjo lovos krašte naktį, laukdama kartu su manimi 2 valandos 53 minučių. Apsvarstiau galimybę išvykti. Įsivaizdavau, kaip pakuoju krepšį ir vedu vaikus pas seserį kitame miesto gale, tačiau palikti be supratimo atrodė pavojinga. O jei klydau? O jei skaldyčiau savo šeimą dėl kažko, ko negalėjau įrodyti? Tačiau likti namuose atrodė dar blogiau. Namai nebebuvo prieglobsčiu. Jie tapo vieta, kur kažkas nebaigto lėtai artėjo prie mūsų. Kiekvieną naktį vis labiau įsitikindavau vienu dalyku, kas nors artėjo. Ir kai tai pagaliau pasibaigs, tai neskelbs savo atėjimo. Vasarai sunkiai nusileidus ant Memfio, mano baimė įgavo formą. Maniau, kad jei galėsiu ją pavadinti, galėsiu ją kontroliuoti. Ėmiau įsitikinti, kad Haroldas ketina mane nužudyti. Galbūt tai skamba dramatiškai, tačiau tai buvo vienintelis paaiškinimas, kurį mano įsekusi mintis galėjo priimti. Vyrų buvo blogiau padarę už mažiau. Buvau skaičiusi istorijas laikraščiuose. Ramūs vyrai, kurie pratrūko. Žmonos rastos mirusios lovose. Kaimynai sakydavo, kad niekada to nesitikėjo. Naktį gulėjau sustingusi, kiekvienas raumo įsitempęs, klausydamasi jo kvėpavimo. Įsivaizdavau jo rankas aplink savo kaklą, pagalvę prispaustą prie veido. Įsivaizdavau vaikus ryte pabudusius vienus, šaukiant mane, randančius mane šaltą ir nejudančią. Ši mintis mane visiškai nualino. Pradėjau ruošti mažus paslėptus planus. Paslėpiau virtuvinį peilį po čiužiniu. Perkėliau savo rankinę arčiau durų. Įsidėmėjau kiekvieną žingsnį name, kad žinočiau, jei kas nors pasikeis. Nekartą miegojau apsirengusi, tik tuo atveju, jei reikėtų bėgti. Tačiau jis niekada manęs nepalietė. Naktis po nakties jis kildavo 2 valandos 53 minučių, stovėdavo šalia manęs ir nieko nedarydavo. Naktis buvo tyli ir ramybių, tačiau mano mintys nerimavo. Nėra smurto, nėra žodžių, nėra grasinimų, kuriuos galėčiau nurodyti ir pasakyti, štai tai, tik laukimas. Būtent tai mane labiausiai glumino. Jei jis norėjo manęs nužudyti, kodėl delsė? Kodėl stovėjo kaip statula, tyliai kvėpuodamas, lyg klausydamasis, o nestebėdamas? Kodėl grįžo į lovą ir ramiai miegojo po to? Baimė ėmė virsti kuo nors blogesniu, abejonėmis. Pradėjau galvoti, ar neprarandu proto. Ar nuovargis mano mintis nepadarė pavojingomis? Žvelgiau į savo vaikus ir jaučiausi gėdingai. O jeigu aš iš tiesų įsigalvoju monstrą ten, kur jo nėra? O jei bėgčiau ir be priežasties sunaikinčiau jų šeimą? Vieną naktį nusprendžiau jį išbandyti.
Tyčia priverčiau save likti budriai, laikydama akis atmerktas ilgai po vidurnakčio. Sėdėjau tamsoje, skaičiuodama sekundės, laukdama momento, kai jis visada kildavo. Kai laikrodis parodė 2:53 minučių, niekas neįvyko. Haroldas nesikėlė. Jis ramiai miegojo šalia manęs, nugarą atsukęs, kvėpavimas lėtas ir tolygus. Aš guliu ten, drebėdama, mano tikrumas ėmė trūkinėti. Ar aš visą tai įsivaizdavau? Ar mano baimė sukūrė modelį, kurio nebuvo? Kitą naktį bandžiau vėl. Laikiau akis atmerktas, bet nieko. Tačiau trečią naktį, kai nuovargis pagaliau mane užmigdė, pabudau jausdama tą pažįstamą svorį kambaryje. Jis vėl buvo čia. 253, tuo metu mane apėmė aštri ir baisi realizacija. Jis žinojo. Kažkaip jis žinojo, kada aš budėjau. Jis laukė, kol aš užmigs, kad galėtų pakilti. Ši mintis perbėgo per mane šaltų bangavimų. Tai reiškia ketinimą. Tai reiškia sąmoningumą. Tai reiškia, kad ką nors darė. Jis nenorėjo, kad aš viską matyčiau visiškai budri. Nuo tos akimirkos kiekvienas jo judesys dieną man atrodė kaip repeticija. Kiekvienas žodis buvo apgalvotas. Stebėjau jį atidžiai, ieškodama įtrūkimų, pykčio, kaltės. Tačiau jis liko tas pats tylus vyras, kurį ištekėjau, mandagus, atstumas nieko neįsiskiriantis. Žudimo baimė vis dar gyveno mano krūtinėje, tačiau ji nebeaiškino visko. Kažkas kito vyko, kažkas sudėtingesnio ir daug pavojingesnio. Ir aš nebeturėjau laiko suprasti, nes viskas, ko Haroldas laukė 253, nesiruošia laukti amžinai. Ir kai tai pagaliau įvyks, turėjau jausmą, kad tai bus nukreipta ne tik į vieną iš mūsų. Tuo metu baimė išmokė mane disciplinos. Žinojau, kad negaliu tiesiog likti budri. Jis tai pajus. Nesvarbu, ar dėl mano kvėpavimo ritmo, ar dėl kūno įtampos, Haroldas žinojo skirtumą tarp poilsio ir vaidinimo. Taigi, jei norėjau sužinoti tiesą, turėjau visiškai išnykti. Turėjau miegoti taip, kaip miega žmonės neturintys jokių rūpesčių. Pasirinkau pirmadienio naktį. Įprastos nakties lengviau pasislėpti. Einausi miegoti anksti, anksčiau neįprastai, skųsdamasi galvos skausmu. Ta dieną negėriau kavos. Valgiau mažai. Leidausi nuovargiui įsiskverbti į kaulus, kol tai tapo natūralu. Kai Haroldas užgesino šviesą ir apsisuko toliau nuo manęs, laukiau. Laukiau, kol mano kūnas pasiduos ir miegas nuves į ką nors seklų ir tylų. Pabudusi pajutau, kad buvo tamsu. Namas atrodė sunkesnis nei įprastai, lyg oras buvo sutirštėjęs. Akių neatsimerkiau, rankų nepajudinau. Sąmoningai sulėtindama kvėpavimą, skaičiavau kiekvieną krūtinės pakilimą ir nusileidimą, stengdamasi, kad jis būtų gilus ir pastovus. Klausiausi. Laikrodis tyliai tiksėjo ant komodos. Kur nors lauke traukinio signalas aidėjo palei upę. Nebandžiau žvilgtelėti į laiką, bet žinojau. Visada žinojau. Čiužinys sujudėjo. Haroldas atsisėdo lėtai, stengdamasis manęs nepažadinti. Jaučiau, kaip svoris palieka lovą, kai jis atsistojo. Jo žingsniai buvo tylūs kaip išmokusio žmogaus, kai jis peržengė kambarį. Lentjuostė šalia manęs švelniai sukrebždeno. Jis sustojo šalia manęs. Laikiau kvėpavimą tolygų. Leidau žandikauliui atsipalaiduoti. Įsivaizdavau, kaip grimstu per čiužinį toli nuo savo kūno. Sakiau sau, kad jei pajudėsiu nors šiek tiek, viskas baigsis. Laikas atrodė sustojęs. O tada kažkas pasikeitė. Vietoje to, kad stovėtų, jis nuleido save žemyn. Išgirdau audinio švytėjimą prie medžio. Minkštas trenksmas. Jis kniubo šalia lovos. Mano širdis plakė taip stipriai, kad atrodė, jog ji išduos mane. Jis pasilenkė arčiau. Pajutau jo buvimą šalia savo veido, arčiau nei bet kada anksčiau. Jo kvėpavimas palietė mano skruostą. Negalėjau pajudėti.
Ilgą akimirką buvo tik tyla. Tada jis kalbėjo. Ne man. Jo balsas buvo vos girdimas, plonas ir drebančio tono, lyg būtų nusidėvėjęs metų bėgyje. Aš vis dar laukiu, tarė jis. Aš nepamiršau, šie žodžiai mane sukrėtė. Laukė ko? Jis sunkiai nurijo. Išgirdau tai. Jo kvėpavimas tapo nereguliarus. Aš padariau, ką prašei, sušuko jis. Laikiau tylą. Likau. Neatskleidžiau jai, mano krūtinė suspaudė. Jei ne man. Buvo akimirka, o tada skambesys, kurio niekada nebuvau girdėjusi iš Haroldo. Tyli soba, greitai užgniaužta. Aš negaliu miegoti, pasakė jis. Jei užmigsiu, praleisiu tai. Jei praleisiu, tai vėl nutiks. Vėl mano pirštai įsikibo į paklodę, bet aš juos priverčiau būti ramiais. Jis pasisuko, trumpam prisiglaudė kaktą prie lovos šono, lyg vyras, meldžiantis nesuprasdamas kaip. Jo balsas sudužo, kai jis vėl kalbėjo. Prašau, sušnabždėjo jis. Leisk, kad tai baigtųsi, norėjau šaukti. Norėjau jį sugriebti ir reikalauti atsakymų. Bet likau tyli. Likau nematoma. Po kurio laiko jis atsistojo. Jo keliai gurgė, kai jis pakilo. Jis šiek tiek užtruko, lyg klausydamasis kažko, ko negalėjau išgirsti. Tada jis grįžo į lovą. Per kelias minutes jo kvėpavimas pasidarė tolygus. Jis miegojo. Aš ne. Gulėjau ten iki ryto, mano mintys sukosi per kiekvieną jo ištartą žodį, kiekvieną užuominą. Jis nežiūrėjo į mane. Jis laukė. Jis klausėsi. Ir bet kas, ko jis bijojo, buvo susijęs su kažkuo, kas buvo giliai paslėpta mūsų praeityje. Kažkuo, kas, jo manymu, vis dar galėtų sugrįžti. Kažkuo, ko jis man niekada nepasakė, net ir vieną kartą. Iki ryto supratau kažką, ko bijojau pripažinti anksčiau. Haroldas nebuvo pavojingas, nes norėjo man pakenkti. Jis buvo pavojingas, nes buvo išsigandęs. Ta dieną stebėjau jį atidžiai, labiau nei kada nors anksčiau. Jo rankos virpėjo, kai jis pylė kavą. Jis šoktelėjo nuo staigių garsų. Kai sunkus krovininis automobilis trinktelėjo, Haroldas sustingo, jo akis greitai pasisuko link priekinio durų, lyg tikėdamasis, kad ten kas nors stovės. Ta popietę, kol vaikai buvo mokykloje, aš nusprendžiau ieškoti ne po stalčiais ar spintomis, bet prisiminimuose. Atsiminiau mūsų santuokos pradžią, dalykus, kuriuos anksčiau buvau nurašęs kaip nereikšmingus. Naktis, kai jis grįžo namo vėlai ir be jokio paaiškinimo. Randas ant jo priešrankio, kurį jis sakė, kad gavo darbe. Kaip jis vengė tam tikrų gatvių šalia upės ir kaip kategoriškai atsisakė kalbėti apie vienus metus, neatsižvelgdamas į mano švelnius klausimus. Tie metai buvo 1949. Prieš mane, prieš mūsų santuoką, prisiminiau istoriją iš kaimynystės, kurio seniai nebuvau galvojęs. Berniukas, kuris nuskendo prie upės po tamsa. Policija nustatė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Niekas nebuvo kaltinamas. Šeima išvyko. Miestas pamiršo, bet Haroldas niekada nepriėjo prie to vandens ruožo. Ta naktį aš sekiau Haroldą. Kai laikrodis rodė 2:53, jis kaip visada atsikėlė. Šįkart vietoj to, kad sustotų šalia lovos, jis praėjo pro mane ir nuėjo link namo galo. Aš laukiau, kol durys švelniai užsivėrė, tada visai tyliai nušliaužiau paskui jį. Basomis kojomis, širdis plaka, jis stovėjo prie galinio lango, spoksodamas į kiemą, jo veidas blyškus mėnulio šviesoje. Jis vėl sušnibždėjo, bet šįkart išgirdau vardą Eli. Tas vardas smogė man kaip smūgis. Eli buvo berniukas iš upės, tas, apie kurį visi sakė, jog slydo ant šlapių akmenų ir niekada neatsigavo. Žengiau žingsnį į priekį, kol baimė dar nesustabdė manęs. Haroldai, pasakiau. Jis lėtai apsisuko. Kai pamatė mane, tikrai pamatė, kažkas jame trūko.
Jis apsivertė kėdėje prie lango, pečiai drebėjo. Nelaikiau savęs nuo leidimo. Jis man viską papasakojo. Ta vasarą ilgai prieš mums susitinkant, jis ir 2 kiti berniukai gėrė prie upės. Jie išdrįso vienas kitą pakviesti nusileisti ant akmenų. Eli slydo. Jis šaukė pagalbos. Haroldas bandė jį pasiekti, bet atsitraukė, kai kažkas sušuko, kad visi jie pateks į kalėjimą. Jie pabėgo įtikinėdami save, kad upė prisiims kaltę. Bet Haroldas niekada nuo to nepabėgo. Kiekvienais metais apie tą pačią datą jis pradėjo girdėti dalykus. Žingsnius, vandens lašėjimą, beldimą, kuris niekada nebuvo iki galo atėjęs. Jis įtikino save, kad jei tik išliks budrus, jei pakankamai įsiklausys, galės užkirsti kelią, kad tai pasikartotų. 2:53 buvo laikas, kai Eli nuskendo. Laikas, kai upė prarijo jo balsą. Haroldas tikėjo, kad jei jis užmigs per tai, praeitis sugrįž tokiu būdu, kurio jis negalės kontroliuoti. Jis nežiūrėjo į mane. Jis saugojo dabartį nuo atminties, kuri nesiruošia likti palaidota. Tyla mūsų namuose nebuvo ramybė. Tai buvo kaltė. Ir dabar, kai aš žinojau, supratau dar baisesnį dalyką. Kaltė neišnyksta su laiku. Ji laukia. Ir jei tu statai savo gyvenimą ant jos, ji galiausiai pareikalaus būti matoma. Nesvarbu, ar esi tam pasiruošęs, ar ne. Po tos nakties niekas nebegalėjo sugrįžti atgal. Žinodama tiesą, nesugebėjau rasti ramybės. Ši istorija atnešė aiškumą, o aiškumas, kaip sužinojau, gali būti sunkesnis už baimę. Haroldas neprašė manęs likti. Jis nesiprašė atleidimo. Jis tiesiog sėdėjo tuščias po daugelio metų laukimo ir pasakė, kad yra pavargęs. Pavargęs nuo klausimo, pavargęs nuo stovėjimo tamsoje, pavargęs nuo baimės, kad miegas vėl į mūsų namus įneš praeitį. Kitą rytą supakavau lagaminą savo ir vaikams. Nenukėliau balsu, nesikaltinau jo. Tiesiog pasakiau, kad išvykstame kurį laiką. Pasakiau, kad namams reikia oro ir mums taip pat. Jis linktelėjo kaip vyras, kuris ilgai tikėjosi šio atsakymo. Išvykome pas mano seserį, gyvenančią kitoje Memfio pusėje. Savaitės virto mėnesiais. Haroldas niekada neatėjo mūsų pasiimti. Jis parašė kartą. Laiškas buvo trumpas. Jis rašė, kad ieško pagalbos. Rašė, jog pagaliau miegojo visą naktį. Į tą namą niekada negrįžau. Po metų išgirdau, kad jis pardavė namą ir persikėlė arčiau upės. Kai kurios žaizdos traukia žmonės atgal ten, kur viskas prasidėjo. Aš pasirinkau kitokį pabaigą. Užaugau savo vaikus namuose, kur tyla nebuvo įspėjimas, o miegas nebuvo kova. Dabar sėdėdama čia, būdama 90 metų, suprantu tai, ko tada nemačiau. Pavojingiausi dalykai gyvenime ne visada yra smurtiniai. Kartais jie yra tylūs. Kartais jie stovi šalia tavęs kiekvieną naktį ir niekada nepasirodo. Haroldas nesužeidė mane savo rankomis. Jis sužeidė mus savo paslaptimis. Ir aš išmokau, kad meilė be tiesos lėtai nuodija viską, ko ji paliečia. Prieš užbaigdama šią istoriją, noriu palikti 5 pamokas, kurias gyvenimas man išmokė sunkiu būdu. 1. Tyla gali būti pavojingesnė už pyktį. 2. Baimė ne visada yra silpnybė. Kartais tai yra įspėjimas. 3. Praeitis nepasilieka užkasta vien todėl, kad atsisakai jos pavadinimo. 4. Meilė be sąžiningumo tampa kalėjimu visiems, kurie dalyvauja. 5. Klausydamasi savo instinktų gali išgelbėti savo gyvenimą ir tų, kuriuos myli, gyvenimus. Jei šią istoriją išgyvenote, tikiuosi, kad skirsite šiek tiek laiko apmąstymams. Paklauskite savęs, kokias tylas ignoravote. Ir jei jaučiatės patogiai, pasakykite man komentaruose, kokią pamoką išgavote iš šios istorijos ir iš kurios miesto žiūrite. Aš perskaitau kiekvieną žodį kaip ir kiti, kurie galbūt turi žinoti, kad nėra vieni.
Jei manote, kad tokios istorijos nusipelno būti išgirstos, prašome paspausti patinka, dalintis ir komentuoti. Niekada nežinote, kas gali klausytis tamsoje, laukdamas, kol kas nors kitas pirmas prabils.